Nebetoli Adomynės, va dabar esu ant kelio, kur yra posūkis į Adomynę. Iki Kupiškio nuo čia yra 23 km. Kampo stovi štai toks gražus paminklas 100 metų Algimanto apygardos partizanų vadui Antanui Starkui Montei atminti, žodžiu. Tai čia Algimanto, atsiprašau, apygarda buvo partizanų ir šalia dar atminimo lenta apie jį, visa istorija, visas pasakojimas, archyvinės nuotraukos, žodžiu, tėvynės labai. Keliaujam link Adomynės dvaro. Keliaujam link Adomynės dvaro. O dabar publika, važiuojam. O dabar tai publika, važiuojam. Mane pasitinka Adomynė, gražus miestelis, bažnyčia pasitinka ir prie bažnyčios tas garsusis Adomynės dvaras. Tiesa, dvaras skiriasi nuo kitų dvarų, jis yra medinis. Nu tai būtinai privažiuokim. Gražus Adomynės dvaras, medinis. Parašyta, kokie renginiai vyksta, gražiai sutvarkytas. Adomynės dvaras įsikūręs prie gražaus ežeriuko, išpuoselėta visa aplinka. Nu, gražus, super. Gražus tas Adomynės dvaras. Trečiasis už mano nugaros tai garsusis Adomynės dvaras. Tai vienas iš nedaugelio išlikusių romantiškojo klasicizmo medinės architektūros paminklų Lietuvoje. Čia galima išvysti autentiškas koklinės krosnis, freskas ir ornamentuoto parketo grindis. Dvaras garsėja edukacinė programa ir sertifikuotų kulinariniu paveldu Adomynės pagrabinėmis bandelėmis. Esu jas ragavęs, iš tikrųjų skanios, tokios bandelės su varške ir užpiltos sviestiniu padažu. Jeigu norėsite edukacijos, ją reikėtų užsakyti iš anksto.